Taigi sveiki atvykę naują anglų kalbos kurso Edukus pamokas, su jumis mokytojas Edgaras. Ir šiandieną mes turim temą have prieš has. Dabar šiaip paprastai tai tema yra pakankamai lengva ir aš kiek matau, žmonės dažniausiai supranta tą skirtumą, bet yra vienas specifinis naudojimo aspektas, kur labai dažnai matau, kad žmonės susimaišo ir būtent šiandien apie tai ir noriu pakalbėti. Tiesiog iškart pereikim prie reikalo. Žiūrėkim. Tai reiškia, mes žinom, kad have šiaip yra turėti, jeigu mes sakytumėm, kad tai yra to have, ar ne, kaip bendratis, tai yra turėti. Ir dažniausiai yra taip, kad bendraties ir pirma forma atitinka. Tik tiek, kad šiuo atveju šitie žodžiai abu yra pirmoji forma. Tik tai has mes naudojam vienam specifiniam asmeniui. Ne, tai kaip pavyzdys, tarkim, imkim kitą veiksmažodį. Aš sakau I dance, ar ne? Sakau you dance, tai reiškia aš šoku, tu šoki. Bet trečias asmuo vienaskaita, tik vienaskaita, yra she dances. Mes turim S raidę, kuri atsiranda papildomai. Tiesiog, tokiu būdu esamajam laike, tam rutiniškam esamajam laike, išskiriam trečiąjį asmenį. Ir yra 3 specifiniai veiksmažodžiai, kurie pasikeitė truputėlį daugiau, pasikeičia negu kad tik tai S raidė atsiranda. Tai reiškia, aš turiu go, kuris pavirsta į goes, turiu do, kuris pavirsta į does, labai svarbu tai atkreipti dėmesį, ir turiu have, kuris pavirsta į has, trečiam asmeniui vienaskaitą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš sakau, pavyzdžiui, sakinį aš turiu, tai aš sakau I have, ar ne? Jeigu aš sakau tu turi, aš sakau you have, bet tai jeigu aš sakau ji turi, arba jis turi, arba tai turi, aš sakau she, he, it has. Tai čia viskas aišku, ne? Čia mes dar nesimaišom, mes atsimenam, ar ne, kad yra trečias asmuo vienaskaita, bet tai have turim has. Bet problemos atsiranda, kai pradedam naudoti neiginį arba klausimą. Na, žiūrėkim, kaip veikia neiginys arba klausimas esamajam laike. Tai reiškia, aš sakau I have, bet jeigu aš noriu sakyti, kad aš neturiu, aš nesakau I have not. Ar ne? Nors kartais noris taip sakyti, kaip I am not, aš nesu, taip ir I have not, bet tik tai 2 išskirtiniai veiksmažodžiai prilipina not prie neiginio. Tai yra I cannot ir visi būti. I am not, you are not, she is not. Ar ne? Bet aš neturiu yra I do not have. Arba kitaip tariant, I don't have. Ar ne? I don't have, jeigu apjungsim į vieną. Ir lygiai taip pat. You do not have. Arba you don't have. Ok? Klausimas. Sakau, do I have? Ar aš turiu? Ar tu turi? Do you have? Ok? Šiandienos pamoka bus trumpa. Tiesiog noriu vieną dalyką išaiškinti, kad nesimaišytų daugiau, ar ne? Tai dabar mes turime visus asmenis išskyrus trečią asmenį vienaskaitą naudojam šitaip. Tai reiškia, daugiskaita bus do they have, do we have ir taip toliau. Trečias asmuo vienaskaita. Mes žinom, dabar matom, kad čia atsiranda do, žiūrėkit, do ir do. O ką mes žinom dar apie trečią asmenį vienaskaitą ir apačioje čia turim parašytą? Kad do trečiam asmenį vienaskaitai pavirsta į does. Svarbu, kad čia pagalbinis veiksmažodis. Jis vis tiek turi pavirsti į does. Tai reiškia, aš sakau, she does not. Ir va čia žmonės dažnai pastringa. Ir jie nori sakyti does not has. Bet taisyklė anglų kalboje yra tokia, kad mes tik vieną veiksmažodį keičiam. Tai kadangi jau do pavirto į does, čia has nebebus. She does not have. Ar ne? Ir klausimas, does she has? Does she have? Tai reiškia, šitą formą has mes naudojam tik teiginį. Ir panašus dalykas išliks ir praeities laike, kai praeitį naudosim, kur antra forma keičiasi. Bet dabar ne apie tai, dabar apie trečią asmenį vienaskaitą. Tiesiog norėjau priminti, kad ta taisyklė dar ir past simple laike išlieka irgi. Kad keičiam tik vieną veiksmažodį. Tik vieną. Tai reiškia, jeigu aš sakau, tarkim, she goes to work every day. Ne? Ji eina į darbą kiekvieną dieną. Jeigu aš noriu paklausti, ar ji eina į darbą kiekvieną dieną, kaip tai skambės? Tai bus does she go to work every day? Ne be goes, bet does she go. Ir lygiai taip pat neiginys bus she
doesn't go to work every day. Ar ne? That's it. Tai šitą taisyklę labai svarbu yra atsiminti, ar ne? Nes labai dažnai matau, žmonės nori tą trečią formą, trečią asmens formą išlaikyti, ar ne? Ypatingai su paprastais, pavyzdžiui, she plays tennis, ar ne? Klausimas, does she play? Ne plays, does she play tennis? Ar ne? Does she play tennis? Ar ji žaidžia tenisą? Tai tiesiog turim suprasti, kad keičiam tik vieną veiksmažodį. Tai kadangi iš do pavirsta į does trečiam asmeniui vienaskaitai, jau play ir visos kitos veiksmažodžiai yra be s tos galūnės, arba šitais trim atvejais tai yra ne goes bet go, ne does bet do ir ne have bet has. Ir teisingai, labai geras pavyzdys, kartais bus, kad pagalbinis veiksmažodis sutaps su tikruoju. Kaip pavyzdžiui, aš galiu sakyti she always does it. Ji visada tai daro. Arba sakau, she does it every morning. Ar ne? Ji tai daro kiekvieną rytą. Ji visada tai daro, ji tai daro kiekvieną rytą. Ok. Dabar, jeigu noriu klausti, ar ji tai daro kiekvieną rytą, tai imu pagalbinį, does she, ar ji, ir tada mano šitas does pavirsta į do. Tai ne does she does, bet does she do it every morning. Ar ne? Does she do it every morning? Čia klausimas. Does she always do it? Ar ne? Neiginys. She does not always do it. Ji ne visada tai daro. Ar ne? Ne visada tai padaro. She does not do it every morning. Galima sakyti doesn't, žinoma, ir čia doesn't. Aš tiesiog atskiriu, kad suprastume struktūriškai, kaip dėliojasi. Bet žinoma, ten, kur turime does not, gali būti doesn't sujungta į vieną. Okay? Ypač nekalboje kalboje. Žinom, kad taip greičiausiai ir bus. Okay? Tai tokie tie mūsų have ir has. Tiesiog reikia atsiminti, kad trečias asmuo vienaskaita turi has, ne, jisai gali pavirsti. Bet mes turim dar ir kitus veiksmažodžius, kurie irgi taip pat pavirsta, keičia formas. Visi keičia formas, atsiranda s raidė, kai turim trečią asmenį vienaskaitą, bet iš esmės tik teiginį. Nes neiginį klausimą mes turėsim does, kuris jau ir taip pavirtas, ir antro nereikia keisti jau. Tada antrą paliekam jau paprastą, okay? Tai taip veikia esamajam laike have ir has. Žinoma, mes turim have ir has dar ir present perfect laike. Pavyzdžiui, I have seen this movie, ar ne? Aš esu matęs šitą filmą. She has seen this movie. Ji yra mačiusi šitą filmą. Tai visiems tiek he, tiek she, tiek it turime has šitą vietoj. Tai tiek, kad dabar jau present perfect laike mes nebe do does dedam, kad padaryt klausimą, o pats have ir has šoka į priekį. Tai aš sakau, have I seen this movie? Klausiu savęs, ar mačiau šitą filmą, ar esu matęs šitą filmą. Has she seen this movie? Ar ji yra mačiusi šitą filmą, tai čia klausime ir neiginį išlieka, ar ne? Ir čia aš sakau, I have not seen this movie, ar ne? Ir she has not seen this movie. Tai čia išlieka, nes čia yra kitas laikas, čia yra present perfect. Bet kai turim tą laiką, kuris didžiąją dalį mūsų kalbos sudaro, apie 70% sudaro šitas esamasis rutiniškas laikas, tada have, has, tai reiškia trečiojo asmens vienaskaitos ta forma, jinai lieka tik teiginiai. Mes klausime, atsiranda does, kuris tai irgi yra forma, trečios asmens vienaskaitos, bet kadangi jis jau yra, tada kitų nekeičiam. Okay? Tai šitas stengiatės atsiminti, nemaišyti, nes tai tokia ganėtinai dažna klaida šnekamoji kalboje, kai žmonės kalba labai greitai, kartais ką nors nori pasakyti ir susimaišo. Tai tiesiog pasistengit save pagauti ir tai jau bus didelė pergalė. Okay? Tai šitą pergalę iš šitos pamokos šiandien išsinešam. Jeigu nori daugiau frazių, daugiau žodžių, kaip visada turiu knygelę, PDF ir audio, rasit ją aprašymę ir komentare, parsisiųskit, tai visiškai nemokama, mano dovana jums. Jeigu dar nesate to padarę, naudokitės, mokinkitės. Ir ačiū, kad žiūrit mano pamokas ir su manim mokotės. Tai susimatom tada kitoj pamokoje. Iki.